Tai ką geriai žmonės, vakaras. Ir aš, kaip jau taisyklė dežaviu, esu mūsų naujam Vilniaus terminale ir aš palieku Lietuvą. Kur? Tuoj sužinosit. Gan stiprų lietų mes čia turim Lietuvoje šį kartą. Dėl to reikia važiuoti į Ispaniją. Po 2 dienų mano gimtadienis. Norėjau pabėgti. Nuo dalies draugų pabėgau, bet dalis draugų važiuoja kartu ir jau kažkas nuvažiavo. Kodėl mes tam varom, sužinosit neužilgo, o kol kas step by step. 20-30. Not that bad. Okay. Opanki! Full house! Up. Šį kartą mes 3, ne 4, Aušrinė liko namie. Bet kompensacija yra tame, kad aš gyvensiu nemokamai Barcelonos miesto centre, 4 žvaigždučių viešbutyje su visais navarotais. Kodėl, papasakosiu vėliau ir papasakosiu, kur gauti nemokamų pasiūlymų. Bet nemanau, kad visiems pavyks. Su liūdėsiu prisiminsiu tave lietuviškas padažas. Švelnumo jo padažas. Bet tikiuosi pasimatysiu, neužilgo. Labas. Dokumentų? Aha, tik primenu, kad čia filmuoti žinokit negalima. Kaip ir laikas atsisveikinti su lietinga Lietuva. Tikiuosi, Ispanijoje nelys. Važiuojam. Turim šiokį tokį kamštį ir žostkai lyja. O. Opanki. Viciokas. Indrutė. Full houses. 1, 2, 3. Thank you so much. Bye-bye. See you later. Blemba, ilgai užtrukom, kol mus išleido ir dar pačiam lėktuvo gale. Ir tik per priekį leido. Bet pagaliau ant tvirtos žemės. Puiku. Gracijas, gracijas, gracijas. Nuvargę, biški. Siūlau aliuko. Indrutė pritarmozina. Viciokas, nežinau. Dabar reikia iki centro dasigauti kažkaip. Ogi čia mes turim naktinis Barcelonos aerouostas. Ne per daugiausia žmonių, bet šiek tiek yra. 1, 2, 3. Barcelona! Barcelona, Barcelona. Indrė klausia, kuo čia taip smirda? Sakau, smirda Ispanija. Bet rimtai, čia kvapas šūdo, myžalų ir mirusio katino. Nežinau, kaip paaiškinti. Nu, jūs turit suvokti, kas tai per kvapas. Nekoks. Laukiam takso, nes savo tik nusprendėm nevažiuoti. Ogi klausimas, kodėl su taksu? Todėl. Kodėl ne? Su taksu. Da, pofik. Nemokam gi vis tiek. Nusprendėm visgi šiandien vakarė niekur neiti, jos jau 1:30. Viciokas su Indrė išvarė į savo viešbutį, o aš prie savo spotą jau prieinu, tai pasikalbėsim viduj. Dabar turim +14. Nėra taip blogai centriukė. Va mano viešbutuks. Barcelo Raval. Na, kaip nemokamai, tai visai neblogai. Trumpas rumtūras ir papasakosiu, kodėl taip įvyko. Tai pradėkim. Šikaną turim.
Čia kažkas stumdoma, nestumdo, jo stumdoma. Taip. Dušiukas. Čia toks interjero elementas dizaino prie miegamo. O kas laukia? Tipo vaizdas į miestą turi būti. Kaip čia padaryti? Oho, žiūrėkit. Nieko savo. Geras. Kaip čia atsidaro? O čia neatsidaro tiesiog. Kaip gali neatsidaryti? Netikiu. Atsidaryk. Nu jo, čia tai nelabai. Dėl to gal ir neatsidaro. Nu ir pofik. Va taip ir gyvenam. Rimtai neatsidaro. Taigi, kodėl aš čia nemokamai? Ogi viskas labai paprasta. Turiu artimą draugą, kuris turi draugę beveik žmoną. Mes įvadinam Justina, tu esi geriausia mūsų draugė. Tai va, ir jinai su savo darbo reikalais, su savo kompanija dabar šiuo metu lankosi čia Barcelonai. Ir jų įmonė išsinuomavo daug tų kambarių ir, kaip aš suprantu, buvo atliekamas. Ir dėl to jinai suderino taip, kad aš čia galėčiau apsistoti. Pati pasiūlė. Super, ačiū, nerealiai. O aš jums dar žadėjau, kaip ir jūs galite naudotis kažkokiais nemokamais bonusais vienam ar kitam pasaulio kampe. Tai labai paprasta. Tiesiog turėkite draugų ir būkit gerų draugų jiems. Kartais jūs jiems padarot gerai, kartais jie jums padaro tą patį. Labai paprasta. Taigi va, laikas eit miegot, pasimatysim po kelių sekundžių ir gražių sapnų. Opanki. It works. Taigi, geriai žmonės, rytas, einu pusryčiaut ir manau, kad laikas pasidalinti su jumis mano planais artimiausiom dienom. Taigi, varom kartu gyventi mūsų gyvenimus. Ooh la la. We'll separate this, okay? Perfect. For you and for another one. Perfect. Thank you so much. Įdomus pojūtis. Kas čia? Čia yra pats skaniausias agurkas mano gyvenime, nes nachaliavo. Ačiū, Justina. Oh, Heineken. Hello, Amsterdam. Taigi, geriai žmonės, trumpai apie mano planus šiom dienom. Šiandien aš čia Barcelonai, bet vakare mes išvykstam į Lloret del Mar, nes mūsų pagrindinis tikslas yra salsos festivalis. Apie 20 žmonių jau nuvyko tenais ir mūsų trijulė vyksta šį vakar. Būsim ten 4 dienas ir po to aš grįžtu čia pirmadienį į Barceloną ir dar iki antradienio vakaro aš būnu. Prifilmuosiu, manau, daug. Norėčiau su tuo pavažiuoti. Ir manau, kad kadangi čia yra mano pirmas kartas čia, Aušrinė man pažymėjo daug lankytinų vietų. Palandžiusim kur nors, palandžiusim šiandien ir pirmadienį, antradienį. Taigi planas toks, neatsijunkit, bus įdomiau. Ok. Bunkers del Carmel. Let's go. Plius 20, nešalta, kažkaip sausa ir dėl to toks šilumos efektas jaučiasi.
Vilniuje, kiek žinau, lyja šiandien. Tai va, dabar reikia susirasti man Bolto dviratį ir varyt biškį lankytinų vietų. Įdomiai, ką tik ėjau į kavinę, norėčiau puodelį arbatos užsakyti ir sako, ne, dabar lunch time. Taigi, jeigu nori, tik pietus. Arbatos neduosim, nors rėstikas tuščias. Pasivažinėjimas dviračių Barselonos miesto centre. Neblogai. Pam, 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 pam. Red light. Okay. Palikau dviratį parkinge ir dabar 1,5 kilometro pėstute į kalnę. Mano taškas kažkur ten viršuj ir tai nėra paprasta, atsižvelgiant tai į kalnę. Bet aš pasieksiu savo tikslą. Varom. Dar keli šimtai metrų į viršų, pavargau. Biškį pailsėsiu ir kol kas paskaitysiu jums šiek tiek istorijos. Bunkers del Carmel. Barselonoje buvo pastatyti 1937 metais per Ispanijos pilietinį karą kaip priešlėktuvinį gynybos sistemą. Po karo teritorija buvo apleista ir čia susiformavo lūšnynas Los Canyons, kuriame iki 1990-ųjų gyveno šimtai šeimų. 2011 metais vieta buvo restauruota ir tapo Barselonos istorijos muziejaus dalimi. Šiandien tai populiari apžvalgos aikštelė, siūlanti panoraminius vaizdus ir primenanti miesto karo bei pokario istoriją. Nu, einam eksplorint. Na, čia reikalai. 750 metrų. Dar taip perdolint. Kardio. Na, gal kas, žiūrėkit, ganėtinai įspūdinga. Ventiliacijon. Pagaliau aš viršūniai, istorijų jūs jau girdėjot, taigi tiesiog pasimėgaukit gražiais vaizdais. Taigi, ar verta čia užkilt? Absoliučiai taip. Tik dėl vaizdų. Ir plius tai yra nemokamai. Taigi, fain. Labai, labai fain. O dar geriai žmonės, turiu su savim droniuką. Bet, manau, neverta jį čia kelt, nes, papildomai ekstra 10 metrų. O ką mes ten pamatysim? Nieko. Einam žemyn. Žemyn pasirinkau kitą kelią, nes kažkokia dar lankytina vieta yra va ten. Nežinau kas dar, nenagrinėjau, bet tikiuosi kitų kelių eit bus šiek tiek įdomiau. Finalizuojant, 10 iš 10, jeigu mėgstat vaikščiot pėstute, o jeigu ir nemėgstat vaikščiot pėstute, irgi 10 iš 10, nes galima privažiuoti su mašina. Yra kelias. Taigi tikrai apsilankykit. Einam toliau. Oh yes.
I need to go down. Bus? Excuse me? Bus. Autobús? No bus, by foot to the center. Yeah, ¿Caminando? camina. Por aquí no. Por aquí, Ajá, abajo. abajo. Sí. ¿Y ahí la carretera? ¿Rue? Yes, yes. Ya. Perfect. No, aquí Thank no, you so much. sí. Okay. O čia vaizdelis iš kitos pusės kalno ir ten vat vyksta reikalai kažkokie. Reikia užeiti local parduotuvę, pažiūrėti, ką čia duoda. Hello. Na, dovanų paieškos tai tokios. Šitoj pardėj nieko nėra. Gero. Vat štai va kebabas šalia. Vat jau prie kitos lankytinos vietos. Park Güell, man atrodo vadinasi. Bet yra problema sold out. Bet tai ne pati didžiausia problema. Didžiausia yra tame, kad nėra bilietų davažiuoti iki mūsų Lloret del Mar, kur randasi už 100 km. Ir šiai dienai nėra bilietų autobusams išvis, o jie važiuoja kas pusvalandį. Tai dabar reikia ieškoti sprendimo, kaip mums dasigauti. Viskas tampa žymiai įdomiau. Galvojam, o šitas parkas gal po to, o gal ir neįsiu, nežinau kas ten. Papūgas gal skraidai kokias. Na, vieną opciją turim. Ant 3 po 3 coką. Po 3-3. Nu nieko. Ieškom kitų. Super holder. Na, laikiklis tai toks įdomus, bet važiuojam. Bet dvirka fainesnė nei Bolto, netokia užmušta. Šiaip su dvirka šitą galiu ir iki Lloret del Mar varyti. Ką čia, 100 kg su elektra? Visgi mes varysime su. Dar nesigir, pala, bandau su Google Pay. Na, tai vokiška. Pala, tuoj Seržai, Uber. Visgi varysim su taksu, radom 100 kg už 7 eurus. Tai papigiai. Indrė biškį stresuoja, bet mes su Vaicoku galvojam, ko čia stresuot, viskas gerai. Jeigu ką, pieškom eitumėm. Mes dar 6 minutės turim. Jokios kitos opcijos neturime. Tik tai Istrėja. Kiek spėsim, taksistas gali... Pirma dienos. Aš nenoriu keiktis, bet kadangi mūsų vairuotojas gali suprasti angliškai, kalbėsi lietuviškai, vat paaiškinkit man, kam atidaryti langą ir jungti kondicionierių. Mes to nesuprantam. Tai va, važiuojam su Indrutė gale. Šturmanas Viciokas priekyje. 7-8 eurų. Va, už 7-8 eurus važiuojam. Kiek čia kilometrų važiuojam? Šiam ir 7. Nu, karoči, 7 kilų už 8 eurų. Labai gerai, nes, kaip aš sakiau, traukinių nėra, autobusų nėra. Nu, yra traukiniai, bet važiuotam, fiks, net kiek valandų. 7-4 kilai. Jo, pagal babkės gautųsi tas pats. Tai kaip ir neblogai, sakyčiau. Mes ant 3 po 30 eurų. Kažkokia. Va, čia parką mes buvom su... Tai šaunam tiesiai į mūsų buvimo vietą. Prisijungsiu tenais. Nu, pasidėk. Viskas, nieko nepamiršom. Kamera, telefonas, pinigai, dokumentai. Evenija Olympic Garden. Hello! Čia jis galėjo čia Nu ką, chebra, šiaip ne taip, atvažiavom. Arba išmes. Turbūt, blėt, kad jo.
Liko užsiregistruoti festiką. Ir viso. Daroma taip. Finito. Here I am. Opa. Opapa. Ką mes čia turim? Vaizdelis pro langą šūdas, bet netokia didelė problema. Kaip jūs žinote, keliauju vienas. Bet kadangi vienviečių kambarių nebuvo, turėjau pirkti savo asmeniškai dvivietį kambarį ir už du mokėt. Tai kad kompensuot mano išlaidas, teks valgyti dvigubai. Ruoškis. Penkias minutės ir judam toliau. Gerai, kai gyveni vienas ir vieną kortelį gali būti čia, o kitą gali nešęs. Puiku. Vakarieniauti ten pat. Na ir gerai, man dėl to neblogo. Nu, ne, tai ne. Kaip visada. O jau, sėsi. Nu. Aš nenoriu viso. Na, kaip visada, pirmas vakaras, šurmulys, nežinom nei kur, nei ką daryti, kur eit. Tai aš manau, kad visus pagrindinius dalykus jums rodysiu jau rytoj, pasirodymus galbūt, visokius šou ir taip toliau, o šiandien reikia tiesiog apsiuostyti ir jau po to mes žiūrėsim. Rytoj į miestelį pažiūrėti ir aš manau bus labai neblogai. Kol kas uostom aplinką. Šitą moteris visą laiką nori būti kadre. Būk. Ir taip, mes negeriam, mes tiesiog degustuojam. Taigi, į sveikatėlę. Oi, aš prisikroviau. O vynas tikrai neblogas. Neblogas? Neblogas. 11 laipsnių. Nu, rūgštokas to. Good. Taigi, geriai žmonės, grįžau iš vakarienės, va, jau savo urve esu. Fainas vakaras su draugais. Kaip aš sakiau anksčiau, pirmą dieną reikia čia apsiniuhinti, nežinau nei kur nueit, nei ten ką pažiūrėti, ir kur tas baras ar dar kažkas. Tai va dabar porą valandų pailsėt ir vakare eisim šokio vakarėlį. Jeigu bus kažkas faino, tikrai nufilmuosiu. Jeigu ne, tai rytoj pradėsiu jau nagrinėti šitą miestelį, kaip jisai ten, Lloret de Mar vadinasi jo. Ir judėsim į priekį kartu. Rytoj mano gimtadienis. Šito dalyko aš nesureikšminu, bet tiesiog aš senstu, bet tai nieko nekeičia, vis tiek judėsim į priekį.